Pažinti smėlingus Baltijos jūros lobynus masina Pajūrio regioninis parkas, įsidėstęs tarp Klaipėdos ir Palangos. Lankytojų centre galima pamatyti prie Olando kepurės rastus mamuto kaulus, daugiau sužinoti apie pamario verslus. Vykdoma veikla tai yra gintaro gaudimas tais grėbštais arba keseliais, dar taip vadinamas. Šiaip per gerą metimą 5 kg gintaro. Žaidimo forma kviečiama patikrinti žinias apie pajūrio žuvis, augalus bei gyvūnus. Čia būtent yra galimybė vaikams surinkti žuvį ir pažiūrėti, kokią jie žuvį susirinko. Keliaujančiųjų patogumui įrengti mediniai takai, kuriais lengvai pasiekiamas Olandų kepurės kardis, kur įrengtos regyklos ir atokvėpio aikštelės leidžia grožėtis atsiveriančių kraštovaizdžių. Kalnas nuolat ardomas požeminio vandens, į pajūrį leidžiasi 18 metrų skardžių. Naktimis degindavo didelius laužus, kad imituoti švyturio šviesą. Tie, kurie sumaišydavo, tenais yra po vandeniu tokie akmenys, kurie sakė, kad galbūt didesnis netgi už puntuką. Ir tada laivai duždavo į akmenis, o ką į krantą išmeta jūra, tai yra viskas vietos gyventojų. Šiame maršrute neverta aplenkti Antrojo pasaulinio karo gynybinių įtvirtinimų. Ekspozicija supažindina su įtvirtinimų istorija, eksponuojami karo radiniai. Karinių įtvirtinimų kompleksas lengvai pasiekiamas pėsčiųjų taku. Turintiems judėjimo negalią, teatralizuotos ekskursijos rengiamos greta įtvirtinimų.